Tai galiu. Labas, Kotryna. Sveiki, Inga. Ačiū, kad šiandien sutikai čia ateiti ir skirti savo laiko. Dėkoju už pakvietimą. Ačiū, kad dalyvauji konferencijai, kurią mes visi organizuojam. Tema sensorinių įspūdžių poreikis ir galia ugdyme. Tai, Taip. Kotryna, labai norėčiau, kad tu prisistatytum. Kas tu esi? Tai sveiki visi, aš esu Kotryna Charikova-Makevič, esu ergoterapeutė, ABA ir SDM kuratorė ir terapeutė, dar esu mindfulness praktikė, psichologė, šiaip esu VŠISOS autizmas bendraįkūrėja ir terapeutė ir SDM ir ABA centro Gabūs kartu vadovė, steigėja bei taikomų užsiėmimų kuratorė ir praktikė. Oho, kiek patirties. Daug visko. Tai apie ką bus tavo pranešimas ir kaip tu savo žinutę mokytojai sutalpinsi 20 minučių? Tai mano pranešimas faktiškai vadinasi vaiko motyvacinės ergoterapinės priemonės. Kaip gali būti motyvacinės priemonės be ergoterapeuto? Mes einam per pojūčius, tiesa. Tai mes, aišku, apžvelgsime tokias temas kaip elgesys ir elgesio tikslai, nes faktiškai motyvacija yra tam, kad sutvarkyti tą vadinamą elgesį, jį kaip tik pastiprinti, ne daugiau. Taip pat aptarsim, kokia yra motyvacija, kokia jos yra pagrindinė funkcija, kokie gali būti motyvaciniai stimulai, kaip atpažinti kiekvieno vaiko motyvaciją, dar to paties mokytojo nemotyvaciją, kaip ją įvertinti ir patikrinti, ir kokios yra jos strategijos ir kaip formuoti visus tos naujus įgūdžius taikant motyvaciją, nes manau, kad mokymo įstaigose tai yra labai labai aktualus klausimas, kuris šiai dienai yra dar neišspręstas. Taip, dar tik taip pasakyk, apie kokius vaikus mes kalbam, apie kokią vaikų grupę? Mes kalbam apie vaikučius, kurie turi raidos sutrikimus, tai dažniausiai yra su autizmo spektro sutrikimais, tai yra ADHD, ir tarkim tie vaikai, kurie daugiau turi hiperaktyvumo, kuriems sudėtingiau yra išlaukti, dalyvauti veiklose. Tai kitaip sakant, tu pasiūlysi mokytojui tam tikrus įrankius, kas palengvins jo darbą, ar ne? Strategijas, taip. Aš pasidalinsiu dar ir pavyzdžiais iš Honkongo, tai yra sėkmingi pakankamai pavyzdžiai, kurie labai gerai yra integruojami į mokymosi erdves ir manau, kad tai tikrai galima būtų pritaikyti Lietuvos švietimo įstaigose. Džiugu. Ir dar Kotryna iš tikrųjų turi labai gražią svajonę susijusią su mūsų konferencijos tema, tai aš paprašysiu tavęs ją pasidalinti. Iš tikrųjų, svajonė yra tokia, kadangi visos įstaigos švietimo turi pertraukas arba turi tas poilsio minutes. Ir aš žinau, kad jos dažniausiai yra neefektyviai išnaudojamos, nes tam reikia ir laiko, ir reikia irgi žinoti, kaip tai padaryti. Tai mano iš tikrųjų svajonė yra tokia, kad padėti Lietuvos švietimo įstaigoms turėti naudingas, kokybiškas, tikslingas pertraukas, kurių metu visi ir pailsėtų, ir užsikrautų gerą energiją, ir tos pertraukos neštų naudą. Tiek mokiniui, tiek pačiai mokyklai. Tiek tam pačiam mokytojui tikriausiai. Taip, žinoma, nes gerai pailsėjęs mokytojas turi labai gerą klasę. Tai graži svajonė ir tikiuosi, kad konferencijos dėka po jos mes padėsime visi tau ją įgyvendinti. Dėkoju, labai tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie tokio gražaus projekto. Tai jau prisidėsi, nes ateisi paskaityti pranešimą. Tai labai lauksime tavęs balandžio 12 dieną, lauksime ir jūsų visų. Ir ką tariu, iki pasimatymo. Iki pasimatymo, iki greito. Iki.